Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų ryšių specialistė Monika nenuilsdama važiuoja į miestų ir miestelių mokyklas. Ji vaikams pasakoja Varnos Bronės istoriją. Tai projektas, kurio metu mažieji mokomi atliekų rūšiavimo paslapčių. Tai antrasis šios laidos pasakojimas. Labą dieną visiems. Mano vardas yra Monika ir aš pas jus atvažiavau į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą. Papasakosiu jums vieną istoriją ir tą istoriją dar nufilmuosiu, taip kad vaikučiai būkite įdėmus. Taigi vaikai, atvykau pas jūs papasakoti jums Varnos Bronės istoriją. O Varna Bronė, vaikai, buvo labai protingas paukštis. Ar žinot, vaikai, kad varnos gali gyventi net iki 400 metų? Taigi tokia Varna Bronė gyveno 100 metų savo miške, 200 metų savo miške, kol prieš keletą metų pradėjo vykti keisti dalykai. Pas ją, kaip protingiausia miško paukštė, ateidavo kiekvieną dieną kažkokie žvėreliai ir skųsdavo. Vieną dieną atėjo ežiukas Mikas ir pasakojo. Einu, sako, aš takučiu namo, kaip kiekvieną dieną ir staiga, kad užlipsiu ant kažkokio aštraus daikto. Taip persipjau kojytę, kad vos iki savo namų begalėjau daryti. Vaikai tikrai klausosi istorijos, kurią bepasakotum tu pas juos atvažiavęs, nes pirmiausia jie pamato naują žmogų ir jiem įdomu, ką nori pasakyti jisai. Tik labai svarbu turbūt, kad pasakojimas įdomintų nuo pat pradžių. Užtad yra pasirinkta Varnos Bronės istorija, kaip personažas toksai, ir atskleidžiama per Varnos Bronės personažą atskleidžiama visos gamtos istorija ir visos gamtos žala, kurią gali patirti, jeigu yra šiukšlinama. O matėt, kas atsitiko? Gal žinot, kas čia įvyko? Šiukšlės. O gal tie žvėreliai patys ir prisišiukšlino? Žmonės prisišiukšlino. Teisingai, vaikai. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro misija yra kuo daugiau vaikų įtraukti į atliekų teisingą tvarkymą, kad kuo daugiau būtų jų rūšiuojama, nes tai yra jauna karta, kuri dar gyvens daug metų ir kad jie jau nuo vaikystės susiformuotų tinkamus atliekų rūšiavimo ir tvarkymo įpročius. Ir turbūt tėvelius mokytų. Ir turbūt tėvelius mokytų, taip. Misija kilni ir misija, aš kaip suprantu, visiškai įmanoma. Taip, įmanoma. Vakarų Europos šalyse ta misija buvo pradėta turbūt daryti prieš kelis dešimtmečius metų ir ten puikiausiai funkcionuoja būtent atliekų tvarkymo sistemos. Į sąvartynus ten šalinama labai mažas kiekis atliekų, o jeigu ir šalinamos, tai tik tos atliekos, kurių negalima perdirbti. Pas mus tai gyvuoja tik keletą metų, užtat mes tik po mažą žingsnelį žengiame į priekį ir šviečiame visus, ką galime, ir suaugusius, ir vaikus, bet vaikams skiriame didesnį dėmesį, kad jie tikrai išmoktų ir susiformuotų tos įgūdžius nuo pat mažumės. Tada Varnai reikėjo išsiaiškinti, iš kur tos atliekas atsiranda tose konteineriuose. Jinai atsitupė šalia vieno tokio konteinerio ir kantriai laukia. Ir mato, atneša berniukas maišelį išmetė į konteinerį atliekų, atneša teta, iškrato kibirėlį, dėdė, ir taip visą dieną žmonės iš savo namų nešė ir metė atliekas ten. Tada Varnai ką reikėtų daryti? Skristi pas žmonės į namus ir pasižiūrėti, iš kur tos atliekos pas žmonės atsiranda. Ar įmanomas toks? Atėjai į mišką ir nėra šiukšlių. Atėjai į miestą ir švarus ir daug konteinerių, visi spalvoti ir visi ateina ir meta ten, kur reikia. Tai čia yra mūsų siekiamybė. Ir turbūt tikrai nuvažiuokit į kokią Austriją, ar ten Vokietiją, ar kitokią išsivysčiusią Europos Sąjungos šalį ir tikrai pamatysit, kad taip ir yra. Rajonuose aplankoma yra mažiau mokyklų, nes jų ir mažiau yra. Ir visas finansavimas švietimo yra
iš rinkliavos pinigų, kurie yra sumokami už atliekų tvarkymą. Todėl pagal kiekvieną rajoną, kiek yra surenkama pinigėlį, tiek mes ir skiriam švietimui tam rajone, tuose mokyklose. Mieste vaikai žino daugiau, kaip bebūtų gaila, sakykime, rajonuose ir mažesniuose kaimuose ir prieinamumas turbūt tų konteinerių antrinių žaliavų yra mažesnis jiem ir žinių šiek tiek mažiau yra. Užtat stengiamės nei vieno neaplenkti ir pas visus nuvažiuoti pagal galimybę.